Energetika ne tik dujos ir vamzdynai, bet ir strateginės sritis, kuri reikalauja žinių, atsakomybės ir modernių sprendimų. Įmonė Amber Grid yra puikus pavyzdys, kaip jauni specialistai gali prisidėti prie svarbių nacionalinių projektų. Keliaukime į strateginę Lietuvos energetikos įmonę Amber Grid. Naujosios energetikos įmonių grupiai EPSO-G priklausantis gamtinių dujų perdavimo ir sistemos operatorius valdo šalies magistralinių dujotiekių tinklą. Užtikrina dujų perdavimą didiesiems vartotojams ir integraciją su kaimyninėmis šalimis. Čia dirba motyvuoti ir atsakingi specialistai, pasirengę kurti tvarę energetikos ateitį. Ko mes esame skirtiniai, galim būtų pabrėžti. Turbūt pirmas dalykas – tai specifika, tai infrastruktūra specifinė. Tai turime virš 2000 magistralinių dujotiekių, turim kompresorių stotis, turime dujų skirstymo stotis, kurios turi savo aprišimus ir jos funkcionuoja tam, kad funkcionuotų saugiai ir efektyviai. Antras dalykas – turbūt žaliosios energetikos lyderystė. Tai labai integruojamės į atsinaujinančius šaltinius, prijunginėjame biometano gamintojus, taip pat intensyviai dirbame su vandenilio koridoriumi Lietuvoje, taip, ir aišku prisidedam prie emisijos mažinimo priemonėmis, tai vienas iš pagrindinių dalykų. Tai visų pirma, mes esame nacionalinis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, kuris yra svarbus Baltijos regionų saugumo energetikos grandinėje. Ir mes to prisidedame, nes turime tarptautinius dujotiekius valdome, turime ir užtikrinamą dujų tiekimą iš terminalo ir turime vartus į Europą. Tai dujotiekiai su Lenkija, tai to mes irgi skirtiniai ir pasižymintys. Amber Grid komandą sudaro įvairių sričių profesionalai, nuo projektų vadovų ir dujotiekių inžinierių, iki analitikų, IT ekspertų ir kibernetinio saugumo specialistų, kurie kartu dirba formuojant modernę, saugią ir žalią energetikos infrastruktūrą. Matant siužetą už nugaros, mano tai iškart inžinierius. Inžinierius, matematikas, fizikas, bet iš tiesų, jeigu dėliojant grandinę paeiliui, tai pradžio, ką mes darome, mes projektuojam. Tai yra projektavimas, analitinis mąstymas, duomenys, skaitmenizacija, turim viską susibendrinti, pamatyti, tuomet yra projektavimas, yra darbai, tai techninė priežiūra, tvarumas, aplinkosauga, tuomet yra priėmimas, komisijos, kokybės, tai iš tikrųjų IT specialybė, nes kad padėtų, kad tie duomenys susivaikščiotų tvarkingai, tai iš tikrųjų grandinė yra ilga, tai galima čia kalbinti ir teisėkaurą, ir pirkimo skyrius, inžinieriai, reguliavimo specialistai, tai sritis yra labai plati ir fokusuotis būtent tik inžinerijoje, matematikas tikrai nėra ko čia šitoj, nes pati sritis labai didelė ir plati. Jau 3 metus iš eilės Amber Grid skiria ilgalaikės skatinamąsias stipendijas pažangiems ir motyvuotiems Vilnius Tech bei Panevėžio kolegijos inžinerijos 1 ir 2 kurso studentams. 2024 metais gamtinių dujų perdavimo operatorius skyrė 75 000 eurų būsimų energetikų stipendijoms. Tad pirmakursiams ir antrakursiams skiriama stipendija siekia iki 300 eurų per mėnesį. Atnaujintoje nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma, kad iki 2030 metų vien valstybės kontroliuojamose energetikos sektoriaus įmonėse papildomai reikės 3 kartus daugiau darbuotojų. Amber Grid mes turime apmokamą jaunesnių inžinierių praktikos programą. Tai šita programa yra skirta bet kurios inžinerinės studijų krypties studentams, studijuojantiems bakalauro ar magistro laipsnyje ir nuo 1 iki 4 kurso imtinai. Ir mūsų programa trunka nuo 6 mėnesių iki 2 metų laikotarpį. Tai su šia programa mes siekiame supažindinti studentus su energetikos sritimi, su mūsų įmonės veikla, su mūsų technologijomis, infrastruktūra, padėti jiems apsispręsti, ar energetika yra ta jų sritis, kurioje jie nori daryti karjerą. Ir labai tikimės, kad daug studentų pasiliks dirbti po praktikos pas mus. Tai ne tik darbovietė, bet ir Lietuvos strateginis objektas, turintis ypatingą reikšmę šalies energetiniam saugumui ir nepriklausomybei. Dirbti čia reiškia prisidėti prie svarbių nacionalinių ir tarptautinių energetikos projektų, kurti ateities sprendimus ir būti pokyčių dalimi. Tai stipri, atsakinga aplinka tiems, kurie nori savo žiniomis ir kompetencija prisidėti prie tvarios ir saugios energetikos sistemos Lietuvoje.
Tai pas mus galima ateiti dirbti be praktikos nuo pirmo kurso per tą jaunesnių inžinierių praktikos programą, kurioje tikrai nereikalaujame būti pabaigus ir priemame studentus, studijuojančius. Aišku, jeigu yra galimybė ateiti dirbti ir pabaigus studijas arba norint pakeisti kryptį, tai startuoti nuo tokių pradedančių pozicijų ir tada jau daryti karjerą į vadovus ar horizontalią ar vertikalią karjerą, kaip jau norisi. Energetikos sektorius atveria duris į labai platų spektrą vaidmenų. Ir mes neapsiribokim, kad inžinerija yra labai siauras dalykas. Ne, nes prisiminkime, kad energetika tai nėra tik dujos. Tai vanduo, saulė, vėjas ir dar kitos energijos atsinaujinantys šaltiniai. Ir reikia tik pasakyti, pradėkime nuo mažų dalykų. Nes energetika yra ilgalaikė karjera, ne? Tobulinimas, mokinimas visą perspektyvai. Tai ateik, pabandyk, prisijung prie Lietuvos regiono energetikos saugumo ir nepriklausomybės. Tai priklausomai nuo to, kokią studijų kryptį studentas yra pasirinkęs, ar jisai studijuoja mechaniką, ar elektrotechniką, ar automatiką, ar ne, mes turime atitinkamus padalinius, kur reikia tokios srities specialistų, ar ne, turime ir automatikos inžinierius, ir techninės priežiūros inžinierius, ir dujų skirstymo stočių specialistus, ir dujotiekio eksploatavimo specialistus. Tai labai priklauso nuo to, kokią kryptį yra pasirinkęs studentas ir kas jam labiausiai patinka. Tai pagal tai mes ir atrenkame tą praktikos vadovą ir jau su tuo vadovu kartu jisai pradeda savo kelionę. Iš tikrųjų, stengiamės pilnai įtraukti į kasdienę veiklą. Aišku, dalį laiko praktikantas vaikšto su vadovu, savo praktikos vadovu, ar ne, stebi, žiūri, gauna tam tikras užduotis, kurias turi atlikti savarankiškai. Tai yra kaip reali darbo patirtis. Tiek, kiek galima jam duoti, tiek yra duodama daryti pačiam. Jeigu domiesi energetika, nori mokytis, augti ir prisidėti prie svarbių sprendimų, tai yra ta vieta, kur tavo žinios gali tapti realiais darbais. Tai ne tik strateginė Lietuvos įmonė, bet ir atvira, inovatyvi aplinka, kur vertinamas noras tobulėti. Kad papultumėte į mūsų programą, tai visų pirma reikia, kad studijuotumėte inžinerinę kryptį, bet labiausiai mes atkreipiam dėmesį į studentus, kurie yra smalsūs, kurie nori mokytis, kurie nori sužinoti, kurie nebijo kelti klausimus. Ir dar labai svarbi savybė yra atsakingumas. Nes mes dirbame visgi su sprogia medžiaga, su potencialiai pavojingais įrenginiais, todėl mums labai svarbu, kad sprendimai būtų priimami laiku ir atsakingai. Ateinanti jaunoji karta – tai ne tik ateitis, bet ir šiandienos sprendimų variklis. Amber Grid tiki jaunų specialistų potencialu ir vertina šviežią požiūrį, drąsias idėjas bei norą mokytis. Jei nori prisidėti prie tvarios energetikos kūrimo, tapti reikšmingų projektų dalimi ir augti kartu su komanda, tavo vieta gali būti čia. Įmonė yra iš tikrųjų moderni ir šiuolaikiška. Mes tikrai atvirai komunikuojame su darbuotojais ir vieni kitus kreipiamės tu. Tai nesvarbu, ar esi specialistas, ar skyriaus departamento vadovas, tikrai dirbame kartu, dalinamės užduotimis ir kur reikia priimti sprendimą, įsitraukia reikiamas žmogus. Gal kultūra tuo ir įdomi, kad yra ir dalis darbuotojų, kurie turi dirbti taip griežtai pagal taisyklės, pagal standartus. Nes mūsų veikla tikrai yra labai reglamentuota, labai atsakinga, bet aš tikrai žinau, kad yra tokių žmonių, kurie mėgsta taip dirbti, mėgsta žinoti aiškias instrukcijas, turėti aiškius nurodymus ir taip dirbti. Bet kita dalis darbuotojų tikrai turi visas galimybės kurti, inovuoti, diegti naujausias technologijas, prisidėti prie to pokyčio, prie naujosios energetikos kūrimo. Tai visas galimybės yra įmonei suteikiama. Kiekviena nauja patirtis padeda atrasti save, tad ieškokime, mokykime, tobulėkime ir atraskime savo kelią. Ačiū, kad žiūrėjote. Daugiau informacijos apie studijas galite rasti žurnaluose, kur stoti ir kuo būti. Iki pasimatymo.